aišku, visi, kada mes išėjom, ten vilkėdami tam maikutėm Grateful Dead su kauka, buvo labai gražus atsiminimai. Too long it was more about we're fortunate to broadcast those games. I remember the t-shirts. I still have a couple of those t-shirts. Aš atsimenu, kad mes žiūrėdavom Peštynės tam olimpiniam centre, ten kažkoks rengimai, ten tuo metu vadinamas buvo internatas, sueidavom per vieną mažiuką televizorių, pasižiūrėdavom Lietuvos krepšinio rinktinės varžybas ir tai būdavo žiauriai gražu. 92 Olympics, I think I just started to play basketball in the 90s, and the 92 Olympics, obviously with the Dream Team, was a huge event, and I started to watch more and more basketball, just gotten a deeper knowledge and understanding of and appreciation of basketball and the great players that Lithuania had. Visi buvo tais laikais dar daugiau išprotėję dėl krepšinio. Aš atsimenu, kaip mes, kai Lietuvos rinktinė grįžo iš Europos čempionato, kai pralaimėjo Jugoslavijai, tai buvo sutikimas Rotušės aikštėje, tai mes ten su draugais rinkom daug metalų, pridavėm, važiavom pasitikti, stovėjom. Pasisekimo visam laikui pasiekti neįmanoma. Jis yra siekiamas kiekvieną kartą iš naujo. Lietuvos nepriklausomybės pradžia ir visi nori įrodyti, kad Lietuva atsiskyrus nuo Sovietų Sąjungos gali parodyti gerus rezultatus. Kaip aš sakau, tai buvo mozaika, kur sudėliojo visos detalės į vietas. Ir už tai buvo pirminis šampanas. Mes išvažiavom be jokios reklamos. Mums jau viršūnių. Ir aš tikiuosi, kad Lietuvos įėjimas, žingsnis į priekį į Europą prasidėjo vakar nuo Žalgirio pergalės. Europą medžiojo ir jau žinojo, kad mes jau ateinam. Ir aišku, jau Sidnėjus buvo tas momentas, kada mes jau tikrai pasirodėm pačių gražumų visame pasaulyje. Mes klimpom, bet jautėmės, kad tikrai galim su Ameriko žaisti ir rodėm viską prieš visą pasaulį. Ar galime 12 vyrų žaisti taip, kad mums priešpušė iš čia, bet ne 2 milijoną Lietuvos žiūrovų. How do you have to face a final with that type of squad, international type of stuff? You can go with that limited stuff, I can't remember if we all reach that. Fan support in the country, the praised atmosphere at their games, the great tradition and history behind basketball there, and the great pride that people take in basketball. From the time youngsters are born, I believe they are introduced to basketball, and that's a passion that they grow up with. Didesni dalykai negu tiktai krepšinis. Tai tas galbūt man suteikia patriotiškumą, aš supratau, kad tai kaip aš galiu kažką duoti Lietuvai. This moon country like your country and our country. Basketball gives us the opportunity to show that we're a proud nation. I will always be a fan of Lithuanian basketball. Krepšinis Lietuvai tapo būdu mūsų dvasiai tapti didesniai.
ir pareiga bei padėka tiems, kurių dėka turime krepšinį ir namus. Muy emocionante, muy emocionante. Yo me sentí un lituano más. Yo creo que el baloncesto para Lituania fue el gran elemento transformador de la sociedad lituana. Yo creo que fue el baloncesto. El baloncesto abrió caminos diferentes. Hizo que la sociedad lituana también abriera un poco la mente en ese camino para enseñar al mundo que Lituania existía.